Sveiki gyvi akvariumistai. Labai dažnai manęs klausiate, kokias trąšas aš naudoju savo akvariume ir kaip teisingai tręšti, kiek tų trąšų reikia į akvariumą pilti. Tai vienareikšmiškai galiu pasakyti, kad nėra kažkokio stebuklingo eleksyro, kurį įpylus į akvariumą viskas staiga subujoja, pradeda augti ir nieko akvariumistui nereikia stengtis, belieka tik įpilti ir ne to stebuklingo skysčio. Tokio dalyko nėra. Tam, kad akvariumas žaliuotų, augtų, augalai vešėtų, o ne dumbliai vešėtų, tam turi būti tam tikras medžiagų balansas, maisto medžiagų balansas, ir jeigu jų bus per daug, bus blogai, jeigu jų bus per mažai, irgi bus blogai. Pagrindinės maisto medžiagos, kurios reikalingos augalam, kad jie augtų, tai yra fosfatai ir nitratai. Tai yra pagrindinės maisto medžiagos ir jos yra svarbiausios, kitaip dar vadinami makroelementai, ne? Nes visas trąšas galime mes skirstyti į mikroelementus, kaip visokie siliciai, geležis, kobaltai, manganai ir taip toliau. Ir į makroelementus, tai yra fosfatai, nitratai, na ir galbūt dar kalį būtų galima pridėti prie makroelementų. Tai dabar imkim ir padarykim testus, kiekgi mano akvariume yra fosfatų ir kiek yra nitratų. Taigi mes turime dabar pasemti 10 mililitrų. Taip, reiškia per daug. Dar per daug. Dar per daug. Na, dar šiek tiek. Lašiukas yra per daug. Taip, 10 ml turim. Taip, turim 10 ml. Ir dabar įlašinsim reagentus po 6 lašiukus. Yra 3 reagentai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uždarykime. Taip, antras numeris bus čia. Jo, testus rekomenduoju daryti tik tais lašelinius. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jokių būdų ne juostelinius, nes juosteliniai tai rodo iš viso pieno riebumą. Kiekvienas testas jisai turi savo kažkokią tai paklaidą, bet dar mes turėsime įdėti tokių miltelių. Kiekvienas testas jisai turi savo nedidelę paklaidėlę. Bet tie juosteliniai, tai iš viso ten neina suprasti absoliučiai, kiek ten ko yra tam vandenį. Taip, ir ketvirtas numeris. Tokia yra procedūra, reiškia 4. Iš viso 4 reagentai dedas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Taip, ir iš karto gaunam maždaug spalvą. Šiek tiek, aišku, dar čia gali
keliasdešimt sekundžių lukterti, bet greičiausiai stebuklų nebus. Tai mes turime ryškiai tokią geltoną spalvą ir pagal mūsų skalę, nelabai aišku, kad tai yra geltona, tai yra pats pirmasis variantas ir tai yra kas yra? Tai yra lygiai 0. Lygiai 0 mg litre reiškia nitratų pas mus yra nerasta visiškai akvariume. Ir dabar jūs pasakysite, okei, labai gerai, gera būklė, daug augalų, gerai veikia filtrai, reiškia nitratai, kaip čia pasakyti, nitratų nėra, reiškia, kaip ir viskas būtų lyg tai gerai, bet iš tikrųjų nėra gerai, nes nitratų turėtų būti, bent jau 5 mg litre, čia jau kaip minimumo, šiaip rekomenduojame nuo 10 iki 15, nuo 10 iki 15, gali būti ir 20 netgi, tai jau turėtų būti tikrai tas spalva oranžinė ir tik tuomet galėčiau teikti, kad augalai nebadauja, kad augalai tikrai turi ką valgyti. Tai su nitratai situacija tokia. Ir išvada yra kokia? Išvada yra tokia, kad reikia mums pridėti į vandenį daugiau nitratų. Ok, analogiškai tada padarykime ir fosfatų. Testą atlikime. Taip. Išsikratom turinį. Taip. Taigi, fosfatų spalvos yra tokios. Taip, turim 10 ml vandens ir pradėsime lašinti fosfatus. Tai yra fosfatus, reagentus. Fosfatų 1, 2, 3, 4, 5, 6. Taip, vienas reagentas. Paimkime antrą reagentą. Viskas gali pasirodyti jums čia taip labai sudėtingai, bet iš tikrųjų yra labai paprasti testai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiesiog sulašinama vienas buteliukas, 6 lašiukai, antras buteliukas, ant visų tų buteliukų būna paprastai aiškiai parodyta. Nesufokusuojam čia. Kažkodėl nesufokusuojam iš taip arti, aiškiai būna parodyta, kiek lašinti, kuris čia tas reagentas. Ir paprastai tikrai būna. Čia yra numeris 3. 3 reiškia reikia įdėti tų miltelių. Čia tikrai nebūtina būti kažkokiu chemiku, kad visą tai atlikti. Įpilam šitų miltelių ir šiek tiek reikia paplakti. Aišku, jeigu jau nitratų yra 0 pas mane akvariume, tai labai panašu, kad čia į šitam vandenėlį kažkokio pamėlynavimo mes nesulauksim, nes jeigu yra suvalgyti nitratai, tai dažnu atveju būna suvalgomi ir fosfatai. Ir vėlgi pagal šitą visą skalę, reiškia, jeigu visiškai nenusidažo spalva, tai yra 0. Jeigu yra tokia šiek tiek melsva
0,25, jeigu mėlynesnė 0,5, jeigu tokia jau grinai žydra yra 1. Taigi pagal mūsų tą atliktą tyrimą aišku matosi, kad fosfatų taip pat nerasta. Na, o rekomenduojamas fosfatų kiekis vandenį tai yra nuo 0,5 ir gali būti ir iki vieneto netgi. Jeigu, pavyzdžiui, nitratų yra 15 pagal Redfieldo skalę, tai fosfatų turi būti vienetas. Tai čia jau, kaip minėjau, plačiau apie tai šneku video apie vandens testus. Ten ir žiūrim, kaip ta skalė Redfieldo atrodo ir kas iš to seka. Tai va, tai gerai, tai išvada kokia, mėlyjei? Kokia išvada? Išvada, kad reikia tręšti. Ne? Ir šiaip jau, jeigu žiūrėti nitratų ir fosfatų svarbą, tai limituojantis faktorius augalų augimui visgi yra fosfatai. Reiškia, kadangi nitratai jie nitratus gamina nitrifikuojančios bakterijos, kurios yra akvariumo grunte, veisiasi filtruose akvariumo. Ir kažkiek tai tų nitratų natūraliai jų gaminasi iš žuvų ekskrementų ir pūvant augalams, ne, tai natūraliai tas amonis į vandenį patenka kažkiek tai. Tai su fosfatais yra žymiai sunkiau ir jeigu žuvų nėra pakankamai, žuvų ekskrementų, sakykime, nėra pakankamai, tiesiai šviesiai pasakius, tai fosfatams patekti į vandenį yra žymiai sunkiau ir dažniausiai prireikia to išorinio tręšimo. Tai va, tai čia yra pagrindinės maisto medžiagos, nitratai ir fosfatai. Pagrindinės tos medžiagos, kuriomis turim tręšti akvariumą. Ir jūs pasakysit man dabar, o tai kaip geležis, kuris tikrai svarbi, kad lapai būtų žali ir jeigu geležies trūksta, lapai būna pageltę ir taip toliau, ar nereikia geležies testuoti, ar nereikia testuoti kitų medžiagų, tai atsakysiu labai paprastai, kad testuoti ir kontroliuoti griežtai parametrus būtina tik tai makroelementų, tai yra fosfatų ir nitratų, ką mes dabar čia ir pamatavom, o visa kita, geležis, kaip sakiau, ten silicijai, molibdenai ir taip toliau, yra priskiriama prie mikroelementų. Na, kalis toksai yra ant ribos, jisai vieni priskiria prie makro, kurį taip pat galima dar būtų patestuoti, o dažnai būna kalis ir mikro trąšų sudėtyje, todėl aš, pavyzdžiui, atskirai kalio netestuoju ir dažnai man pakanka tik tai, ką mums duoda, ką gaunu su mikro trąšomis. Taigi dabar, jeigu jau pradėjom apie trąšas, tai aš naudoju tokias visai neseniai rinkoje atsiradusias GT Aqua. Kuo man jos patinka, kad jos yra, jų kiekis didelis, patogus naudojimas, yra dozatorius su nurodytais mililitrais, yra tiesiog kaip šampūnas atsidaro ir mes galim įlašinti į šitą dozatorių, kiek mums reikia, ir įpilti į akvariumą. Taigi nereikia jų dažnai, kaip čia pasakyti, vieną kartą nusipirkus, nereikia dažnai rūpintis, nes kiekis yra pakankamas. Ir kas yra dar labai gerai, kad šitos firmos
trąšos yra suskirstytos atskirai. Tai čia yra, reiškia, grinai tik tai fosfatai, fosforas, ne? Čia yra, pavyzdžiui, grinai kalis, booster K, čia yra grinai azotas, grynas, booster N, o čia yra, kaip jau minėjau, booster 3, tai yra visi mikroelementai. Mikroelementai, kuom yra vėlgi, koks yra, kaip čia pasakyti, mikroelementų niekada jūs nepadauginsit akvariume, todėl, kaip sakiau, jų testuoti nebūtina, juos tiesiog galima naudoti tokiais kiekiais, kokie yra nurodyti čia dozavime. Nežinau, dabar čia aišku neprifokusuos, galbūt truputėlį apšvietimo trūksta, ne, bet yra parodyta, koksgi turi būti kiekis pilamas. Taigi, aš irgi bandau dabar čia įžiūrėti. Tai yra taip, 2 ml 100 litrų vandens į dieną. 2 ml 100 litrų vandens. Tai pas mane akvariume yra 125 litrai, bet tai yra su gruntu, su augalais ar ne, su dekoracijom. Tai aš visada, kai trąšas dozuoju, aš taip kažkaip ir vertinu, kad pas mane to gryno vandens yra apie 100 litrų, taigi man reikėtų šitų trąšų pilti po 2 mililitrus. Va, ne, sakykime, po tą apatinę kažkur tai ribą, čia 2,5, na tai vėlgi nėra čia didelio skirtumo, 2 ar 2,5, kiekvieną dieną aš turėčiau dozuoti. Bet aš mėgstu tręšti kartą į savaitę, tuomet, kai yra keičiamas vanduo, ir ypač tokių trąšų, kurios nėra, kaip sakiau, pavojingos, kaip mikro trąšos, tai jas galima drąsiai dozuoti savaitiniam dozėm. Tai reiškia 7 kart 2, tai būtų 14 mililitrų aš galiu įpilti per vieną kartą vandens keitimo metu. 14 mililitrų, tai matom, čia yra dozatoriuje. Šitame yra 10 mililitrų yra didžiausia riba, yra 10 čia. Tai galim sakyti, sklidina vieną šitą kamštelį, galime drąsiai kas savaitę pilstyti. Tai imkim taip ir padarykim dabar. Prilašinkim šitų mikro trąšų. Taip. Pilną indelį. Kažkur tai taip. Ir nešam supilti į akvariumą. Na ką, į akvariumą tiesiog pilu paprastai, taip paskleidžiant. Stengiuosi grinai ten ant žuvų susibūrimo nepilti. Tiesiog paprastai paskleidžiam. Dabar yra šiek tiek sunkiau ir pavojingiau su šitais mūsų fosfatais ir nitratais, todėl kad, kaip sakiau, juos galima mes nesunkiai perdozuoti ir turėti staigų dumblių šuolį. Ir mes turime, mums galbūt ne kiek svarbu pats nitratų fosfatų kiekis vandenį, kiek jų santykis, ir apie tą santykį aš kalbu savo video apie vandens testus. Tai yra naudojama Redfieldo lentelė. Tai tas santykis turėtų būti pagal Redfieldą idealus santykis 1/15, tai reiškia 1 miligramas litre fosfatų ir 15 nitratų. Dabar pas mus yra 0 abiejų, ne? Tai tam, kad gauti 1
miligramą litre fosfatų mes galim paimti booster P, tai yra gryni fosfatai, ir pasižiūrėti pagal dozavimą, kiek mums jų reikia įpilti į akvariumą, kad gautumėm mūsų 100 litrų vandens 1 miligramo litre koncentracija. Tiksliau taip, 2 ml šitų trąšų dedami į 100 litrų pakelia fosfatus 0,1 ppm arba kitaip miligramais litre. ppm tai miligramai litrai yra tas pats. Tai reiškia, paskaičiuokime mane, tai jeigu pas mane yra 100 litrų vandens ir jeigu man reikia vienetą padaryti, na gerai, aš šį kartą galbūt nedarysiu vieneto, nes kadangi taip nuo nulio būdu, kaip sakiau, nereikėtų taip drastiškai tuos parametrus pastatyti vietą, reikėtų palaipsniui, bent jau pasavaičiui, pasukelti iki tos maksimalios reikšmės, ar ne, padarykime 0,5, tai jau bus tikrai visai neblogai. Tai 0,5, kad padaryti nitratų, tai ką aš čia nusišneku, kad fosfatų gautųsi 0,5, tai bus 5, reikia 5 kart 2 mililitrai, kad gautus 0,5. Tai vėlgi 2 mililitrai pakelia 0,1, 10 mililitrų pakels iki 0,5, ar ne? Teisingai skaičiuoju. Tai vėlgi 10 mililitrų, vėlgi beveik arti pilni, vėlgi mums reikia. Reikia pasistatyti beveik arti pilni. Nesklidinas jau gausis, bet tai vėlgi labai patogiai. Jau, dabar jūs iš karto pasakysite, kad palaukit, jo, čia tie buteliukai didelį, sakėt, labai patogiai, nereikia dažnai pirkti, bet jeigu čia po tiek daug lašinsim, tai čia ganėtinai greitai jie pasibaigs, ne? Tai esmė yra ta, kad dabar pas mane rodo nulius ir mes turim atstatyti nuo 0 iki tos vidutinės, sakykime, bent jau reikšmės tuos parametrus. Jeigu pas jūs nerodys 0, tai gali nutikti taip, kad jums iš vis nieko nereikės tą savaitę pilti, ne? Arba testai rodys, kad yra, sakykime, ne 0, o, sakykime, nitratų yra kokie 10, ne? Tai jums galbūt tai reikės sukelti nuo 10 iki 15 tik tai jums nereikės pilnos tos taurelės trąšų, o gal tik tai užteks pusę taurelės trąšų. Tai va, tai ką, ir einam, įpilsim fosforą. Ok, tai ką, ir analogiškai, kadangi nitratų irgi mes turim, paaiškėjo, kad 0 mūsų yra akvariume, vėlgi, booster N, tai yra nitratai ir vėl analogiškai paskaičiuoju, kiek mums reikalinga įpilti nitratų, kad gauti jų kiekį reikiamą, tai yra kažkur tai apie 15. 2 ml pakelia vienetų, tai mums reikia, kad būtų 10, tai reiškia, mums reikia 20 ml iš 100 litrų. Tai vėlgi, kaip sakiau, tai yra tikrai nemažai, tai yra du šitie dozatoriai netgi, bet jau pasikartosiu, jeigu jūs pastoviai dozuosite trąšas ir nenusileisite iki 0 niekada, tai tokiu atveju jums nereikės tiek daug tų trąšų pilstyti. Na ką, ir tai supilstėm
fosfatus, supilstėm nitratus, įpylėm mikro trąšų ir dar mes turim booster K, tai yra kalis. Šiaip jau kalis yra šitų mikro trąšų sudėtyje, bet aš mėgstu turėti ir atskirai kalio ir šiek tiek iš akies jo padozuoti, bet tikrai ne kiekvieną kartą, į mėnesį, į 2 savaitės kartą tiesiog pilu grinai iš akies pagal tai, kas parašyta ant buteliuko. Tai reiškia, aš nenaudoju kalio testo, nes nuo kalio pertekliaus taip pat nieko mes per daug nepakenksim, tai tiesiog drąsiai jį ir kažkiek tai ir padozuoju. Tačiau jeigu jūs norite, taip pat yra prekyboje kalio testai. Jeigu jau norite tiksliai žinoti kalio kiekį, taip pat galite įsigyti tuos testus ir dozuoti taip pat pagal testų rezultatus. Tai yra viskas. Viskas, ką reikia žinoti akvariumistui apie tręšimą. Ir tai yra visos trąšos, kurias reikia naudoti. Tai ką, mėlyjei, ačiū už dėmesį, ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškite paspausti subscribe ir like. Jeigu jums žinoma patiko, man tai yra labai svarbu. Mane tai motyvuoja toliau jums kurti video, toliau dalinti savo patirtimi. Jums tai nieko nekainuoja ir jeigu nesunku, kviečiu pasidalinti šituo video, parašyti komentarus, užduokit klausimą ir pabandysiu juos atsakyti arba komentare, arba jeigu klausimas bus įdomus ir vertas platesnės, kaip sakant, diskusijos, tai galbūt padarysiu atskirą video pagal jūsų klausimus. Ką, iki malonaus, iki pasimatymo.